Juliau, tai pirmas argumentas, nuo ko ministras pradėjo, kad jūs darot žalą Lietuvai. Jūs darot žalą, nes štai investuotojų, kurie dairos čia investuoti, išgirdę tokias siaubingas diskusijas apie progresinius mokesčius, baidosi Lietuvos. Ne, tai aš liberalų supratau, pas jos filosofija tokia. Pirma, praturtėk pats, paskui praturtink savo šeimą, o paskui visiems kas liko. Tai vat ir gerbiamas Avulis, tai jūsgi turbūt kaip pramoninkas, statybininkas puikiai žinot, kad naujai technikai, naujom technologijom reikia atitinkamos kvalifikacijos įsilavinimo ir žmogaus. Taip. Ir jeigu jūs tik taip pirksite užsienyje naujas technologijas, naują techniką ir žmonės bus su vis mažėjančiu darbo įsilavinimu, žinot, kad tai bus veltui išmestus investicijos. Vadinasi, yra kartu problema, kaip čia pasak, susijusi. Technika, technologijos, žmonės. Ir vat, jeigu jau taip įmant, kas orientuojasi tik viską pirkti, tas niekada neįsiverš į priekį. Nes, kaip žinot, pirmos technologijos labai būna brangios ir jas pradeda masiškai pardavinėti, kada jų kainos krinta, mes neįjaus, tai mes su mokslu atsiliekam. Bet dar kartą, čia investitoriai, taip, aš matau to, kur pasiūlyta trūkumų. Matau trūkumų, iš tikrųjų yra trūkumų. Tai kokie trūkumai jūsų nuomonė socialdemokratų sistemoje? Jeigu žmogus uždirba dabar 4000 litų ir jis investavo į akcijas, ir jis gauna už akcijas, sakysim, 1000 litų dividendų. Kadangi jau bus virš 40 000, jau jo dividendus apmokestins 33%. Tai gerbiamasis, mūsų pareiga būtų žmonės pratinti investuoti savo staupytus pinigus, kad išmoktų, suvoktų rinkai, ką daro. Gerai, jūs manote tai neteisinga, kad tai yra, dividendus apmokestinti. O čia ir yra, kad tas, kuris pasiūlytas dividendus, jeigu aš mažai uždirbu, bet aš neturiu už ką pirkti akcijų. Gerai, tai Vyteni, atsakykit. Juliui čia labai svarbu. Čia yra mažytis elementas, apie kurį kolega Veselka kalba. Bet Julius akcijų gal turi, jam svarbu. Iš ties galima daug diskutuoti dėl pataisimų, dėl... Kalbėkime apie principą, apie esmę. Ir dargi dividendai. Tai jeigu tu akcijas laikai ir tu neišsiimi dividendų vartojimui, o laikai jos gamybą ir gražini į gamybą, viskas tvarkoja, galime sureguliuoti taip, kad visos investicijos į gamybą eitų tik tai skatinimui. Tuo tarpu mums problema yra kita, kad yra visiškai aiški pajamų gyventojų struktūra tokia, kad 10% šalies gyventojų, jiems liaudiškai kalbant, pas juos pinigų vištos nelesa. O tuo tarpu 40% gyvena skurde. Ar nematot šitos didžiulės problemos? Gerai, tai šitą problemą įspręstų jūsų nuomonė progresiniai mokesčiai? Dar kartą. Čia visos pasakos Masiulio apie investuotojus, kurios kažkas vaido. Tegul jis jas papasakoja kur nors kitur, nes čia yra išmoktos frazės, paimta propagandinė frazė iš Laisvos rinkos instituto. Gerai, bet jis gali kaltinti jūs taip pat. Tegul jis kaltina, ką nori. Tegul jis atsistoja prie žmonės ir paaiškina, kodėl už 5000 dirba tik kvailiai ir idiotai, kaip jis pasakęs. Tai tegul šitą paaiškina žmonėm normaliai. Tai čia irgi tas pats Masiulis. Gerai, tai stabtelkim. Tai dar kartą, dabar dėl skalės progresinės, juk ji yra išties numatanti tam, kad ir darbo jėgos prasme mes turėtum kvalifikuotesnę ir konkurencingesnę darbo jėgą. Kodėl šiandien 300 000 žmonių, ponas Avulė, emigracijoje? Todėl, kad ten jie gauna didesnį minimalų atlyginimą. Gerai, bet Vyteni, ar tiem žmonėm, kurie, Arvydai, sekundė, ar tiem žmonėm, kurie nori emigruoti, kurie gauna mažus atlyginimus, nuo šitos sistemos bus geriau. Suprantama, kad bus geriau. Grįžime į karštą vakarą. Gerai, mes grįžtam į karštą vakarą. Mes kalbam apie progresinius mokesčius. Ar jie reikalingi Lietuvai? Su mumis Julius Veselka, Vytenis Andriukaitis bei Arvydas Avulis. Arvydas yra Haner įmonės savininkas, vadovas tiksliau. Arvydai, ar tiem žmonėm, mes čia kalbėjom ir per pertrauką, ir štai Vytenis baigė tuo, ar tiem žmonėm, kurie prastai gyvena, bus geriau? Kad iš ties Lietuva bendro vidaus produkto perskirstime pati mažiausia. Mes toliau nebegalim nei mokyklų išlaikyti, nei vaikų darželių, nei universitetų, nei ligoninių. Visur eina priemokos, visur eina būtinybė ieškoti papildomų lėšų. Arba dar iš labdaros numeta lėšų. Tai dar kartą, mėlėjai, visai Lietuvai sakau, susitvarkykim, padidinkim perskirstimą. Žiūrėkit, Delfi žmogus rašo, ar jūs tikit, kad tikrai tą padidinus perskirstimą nebus taip, kad vėl tie pinigėliai nueis
kažkam per biudžetus mesgi girdim kokie svarstymą, kažkokiom parapijom, kažkokiom mokyklom Taip, savo, ar keliant. Vis dėlto problema yra čia, kad yra tikslinės lėšos. Gyventojų pajamų mokestis nueina į savivaldybių biudžetus. Į savivaldybių biudžetą tiksliai aprašytas, kur jis nueina. Mokyklos, ligoninės, darželiai ir taip toliau. Čia tik tai buitinė frazė, kad nueis kažkam, betgi yra visiškai aiškiai audituojamos. Bet žmogus klausia, vadinasi, jiems svarbu. Patikinkit, yra audituojamos lėšos, kurios kiekvienoje eilutėje yra sudėliotos, kur ir kas turi. Tai Arvydai, dėl tų skurstančių žmonių, kuriuos čia socialdemokratai gina. Būtų geriausia, kad kalbėt pradžioje apie esmę, o paskui apie detalės. Bet aš dar noriu grįžti prie esmės. Tai, kad daugelį atvejų kalbama, sakykime, apie tas mažiausiai uždirbančių žmonės. Tai akivaizdu, kad tie žmonės, kurie gauna mažiausiai atlygį, kaip jie gauna mažiausiai, taip ir gaus. Nieko ten nepasikeis. Mažiau pajamų liks tiem, kurie turi aukščiausias pajamas. Bet kur esmė? Pastaruoju metu daug mūsų vyriausybė ir valstybė skyrė dėmesio, kad pritraukti investicijas į Lietuvą. Buvo daug važinėjama po pasaulį ir kviečiama čia įkurti biurus ir čia ir Barclays, ir Western Union po to atsirado ir matomai, kad dar galėtų daugiau atsirasti tokių kompanijų. Jos kuria naujas darbo vietas. Tos darbo vietos, kaip jūs žinote, yra geriau apmokamos, nes tai yra stambios kompanijos, jos turi didelį kapitalą. Sako, kad tai yra mizeris, nes tai yra keli šimtai darbo vietų. Taip, bet žiūrėkit, bet kokios yra tendencijos, tai yra, kodėl jos eina? Todėl, kad mes kviečiam, mes sukūrėm jiem palankias sąlygas ir jie tada ateina. Jeigu dabar mes didinam mokesčius, kas gaunasi? Tada kiekviena kompanija pasiskaičiuoja. Reiškiasi, aš turiu pastatyti vadovus gerus, būtent didžiausią pridėtinę vertę ir sukuria būtent daugiausiai apmokami žmonės. Tai mes dabar skatinsim tai, kad tie, kurie sukuria didžiausią pridėtinę vertę, bus didesniais mokesčiais apdėdami, o jeigu aš imsiu ir mokėsiu Lietuvoje žmonėm mažus atlyginimus, tai reiškia, aš iš to išlošiu. Pone Samuoli, galima dabar paklausti. Jūs pats sakėte, kad didesnė vertę sukuria geriau apmokami žmonės. Cituoju jūs. Tai kodėl jūs nenorite padidinti, kelti darbininkų kvalifikaciją, padidinti jiems atlyginimą, kad jie sukurtų didesnę pridedamąją vertę? Taigi jūs prieštaraujate pats savo. Galiu atsakyti. Aš labai noriu, kad pas mus darbo efektyvumas būtų 3 kartus didesnis. Kai bus efektyvumas toks, kaip Vokietijoje... Taip, be švietimo, be kvalifikacijos, be perkvalifikavimo, be investicijų į darbo jėgą, jūs jokios kokybės nepasieksit. Ar jūs elementarių... Kaip jūs nuneiksit šitą dalyką? Bet čia žmogus iš verslo, kuris, jūs politikoje vis tiek, žmogus daro verslą savo rankom. 2004-2008 buvau versle. Ir ne tik politikoje. Čia man visiškai aišku, dabar žmogus versle. Aš galiu atsakyti. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tas perskirstymo mechanizmas, jis nėra tobulas. Ir aš galiu pasakyti eilę pavyzdžių, kaip, sakykime, nevykusiai tas perskirstymas vyksta. Pavyzdžiui, ES paramos mes gausim 25 milijardus Lietuva iki 13 metų. Dabar iš tos 25 milijardų aš ištraukiau 2 skaičius. Pramonės atnaujinimui skiriama 2 milijardai. Žmogiškųjų resursų ugdymui 3,5 milijardo. Tai įsivaizduokit, kur mūsų fokusai. Aš paėmiau 2 elementus, aš tik 2 mažus elementus, nekalbu, kur visi kiti išeina. Bet ką čia bendro turi su progresinė mokesčių sistema? Tai, ką dabartinė vyriausybė daro, galiu pasakyti, ką bendro turi. Užtat, kad jeigu mes daugiau investuotume į ekonomikos kūrimą, tvarumą, tai tada mūsų darbininkai uždirbtų ne 800. Bet ekonomikos tvarumo neįmanoma be kvalifikuotos darbo jėgos. Aš jums aiškinu. Atsiprašau, sustokim. Gitanas Nausėda sako, kad motyvacija mokėti mokesčius sumažės, kad didins šešėlį. Daug ekonomistų sako, kad šita sistema Lietuvoje neveiks dėl didelės tolerancijos mokesčių nemokėjimui. Čia teisingai. Dėl didelės tolerancijos mokesčių nemokėjimui taip atsiras dar paskatų eiti tamsą. Bet tai negali ilgai egzistuoti tokia išklerusi, niekam verta, vis bijanti, vis basiblaškanti valstybė. Taip, su šitokia valstybės valdymo tvarka, tai ką bedarysi, viskas išeina blogai. Ir aš sutinku su jumis dėl tų struktūrinių fondų panaudojimo. Kam nori, fontaniukų stato, bažnytėlės remontuoja, aikštelės gražina. Juk čia čigonų principas. Gavau, pravalgiau, paskui kaip bus. Iš tikrųjų, aš pats klausiau, kaip tie pasižiūrėjau, Dieve mano,
teoriniai pamastymai, reiškia, visas kaip sukuria darbo vietas, dalina iš darbo vietai, sutinku. Šitie pinigai turėtų eiti tai, kas kūrė pridedamąją vertę, o tik po to puoštis reikėtų. Bet ką bendro tai turi su progresinė mokesčių struktūriniai fondai. Efektyvumas darbo auga. Efektyvumas darbo auga, jeigu tu pakeiti technologijas. Gerbiam Savulį, dabar žiūrėk. Jeigu yra technologija 40 metų senumo. Jūs norite pakreipti diskusijas apie investicijų politiką. Tai padarykime karštą komentarą dėl investicijų politikos. Aš sutinku su jumis dėl vyriausybės kritikos. Bet aš noriu pasakyti, kad kvalifikuota, gerai apmokama darbo jėga, kvalifikuota, pabrėžiu, gerai apmokama darbo jėga yra jūsų tikslas, tai jūsų aukso fondas. Tai šią prasme jūs turite man padėti, kad progresinė mokesčių sistema padėtų galimybės kurti geresnę kvalifikuotą darbo jėgą, motivaciją dirbti. O ne tai, kad jūs laikote jos už... Vis dėlto šiandien dar Lietuvos premjeras pasakė, kad už progresinius dar svarbiau yra nekilnojamo turto mokestis. Sutinkat su nesvarbiau, bet... Jis duotų didesnį efektą, bet šitoje vietoje reikėtų irgi padaryti tam tikras pastabas, kad šiai dienai, na, sakykime, mūsų privati kompanija nekilnojamo turto mokestį moka. Komercinį. O valstybinė įmonė nemoka. Tai o kaip čia taip yra? Nu, aš nežinau, kodėl taip yra, bet tai yra, jeigu daryti tvarką, kaip ponas Veselka ir ponas Vytenis siūlo, tai aš siūlau ją daryti visiems vienodai. Bet gal valstybinė įmonė kūrė viešasias gerybės, gal jūs imat ligoninę, mokyklą ar ne? Ne, mes kalbam labai paprastas įmonės, valstybinės įmonės, kurios turi pakankamai daug nekilnojamo turto ir jos nemoka nekilnojamo turto mokesčio, o aš kaip privati kompanija, aš moku jį. Ir aš manau, kad tai yra neteisinga. Tai jeigu bus padaryta taip, kad visi moka nekilnojamo turto mokestį, tai be abejo, mes tikrai pasisakysim, kad už tai. Žodžiu, nekilnojamo turto mokestį fiziniams asmenims. Juliu, atsiprašau. Pasisakysim. Žiūrėk, Juliu. Nekilnojamo turto mokestį tikrai reikia, seniai reikia įvesti. Ir vėlgi reikia įvesti progresinį. Tiek visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Ir aišku, pirmas būdas neapmokestimas ir valstybinė įmonė, jeigu jinai komercijos tikslais, jeigu, tarkim, teikia viešasias paslaugas, ligoninė, taip toliau, visiškai aišku, kad reikia galvoti, kaip tai sutvarkyti, kad viešosios paslaugos būtų pigesnės ir taip toliau. Čia viską galime bendram tautos geroviai bendrai, galime tikrai sutarti. Ir prabangos mokestis reikalingas, jachtos, lėktuvai, taip toliau, visa kita. Akivaizdu, kad reikia tai daryti. Akivaizdu, kad mes turim nebūti bananų valstybė tokia, kokia yra. Reikalingas šitas mokestis ir ką jis galėtų ir turėtų apimti. Bet tik tai mes sumaišėm ir šiandien komerciniams tikslams naudojamas nekilnojamas turtas yra apmokestinamas. Čia eina kalba ir Kubilius apie nekomercinį nekilnojamą turtą. Taip, visoje Europoje yra tas apmokestinimas. Yra tam tikra bazė. Įvairiai yra, bet pagrindė tam tikras nustatomas minimumas, kur neapmokestinamas. Gerai, čia kalba apie gyventojų namus. Taip, namus, visokius kitokius, būtus, taip toliau. Bet tai yra visur nuo vertės. Kiek Kubilių šneka, tai jis vieną, reiškia, neapmokestins, kitą apmokestins. Aš sakau, šitą vieną turi daktariukas, tik vieną turi daktaras ir du turi kas po vieną kambarį. Nu, tėvas mirė mano, tai jis daktariuko neapmokys, reiškia, o vieną... Gerai, mes rytoj sugrįšim vakare prie šitos temos. Tikrai aktuali tema nekilnojamo turto mokestis, aiškinsimės argumentus už ir prieš. Aš dėkoju šiandien, kad atvykote į Karštą vakarą. Dėkui šią laidą žiūrėjusiems, iki susitikimo rytoj be 8:30 vakare.